Sizifas buvo pirmasis Efiros karalius. Nors jis buvo protingas ir išradingas valdovas, jis taip pat buvo savanaudis, kuris, norėdamas parodyti savo galią, nužudydavo savo svečius. Viskas prasidėjo, kai Dzeusas pagrobė nimfą Aginą didžiulio erelio pavidalu. Jos tėvas, upės dievas Asopas, sekė jų pėdsakais, kur sutiko Sizifą. Mainais į šaltinį miesto viduje, karalius pasakė jam, kuria linkme Dzeusas nusivedė mergaitę. Tai įsiutino Dzeusą. Jis buvo toks įsiutęs, kad įsakė mirties dievą Hadą užrakinti Sizifą pragare, kad šis nebekeltų daugiau problemų. Tačiau karalius buvo išradingas ir užsispyręs. Jis paprašė mirties dievo parodyti, kaip veikia grandinės, ir greitai pats jį surišo. Kadangi mirties dievas buvo prirakintas, niekas nebegalėjo mirti ir pasaulis buvo sumestas į chaosą. Viskas susitvarkė tik tada, kai karo dievas Arėjas, nuliūdęs, kad mūšiai nebėra linksmi, išlaisvino Hadą iš grandinių. Sizifas manė, kad jis protingesnis už dievus, tačiau Dzeusas juokėsi paskutinis. Sizifo bausmė buvo paprasta – ridenti milžinišką akmenį į kalną, bet kai jis priartėdavo prie viršūnės, akmuo visada nusiridendavo žemyn, priverčiant jį pradėti visą procesą iš naujo. Ir vėl. Amžinai.